sausio 15-21 dienos pasaulio finansuose gali stiprėti spaudimas rezultatams ir griežtesnė kontrolė. Dėl silpnesnio Merkurijaus padidėja klaidų, netikslių skaičiavimų ir pervertintų galimybių rizika. Tai būtent ypač sutarčių, pirkimų srityse. Ir dėl to sausio 17-22 dienom dėl nepalankių būtent Marso, Merkurijaus padėčių gali didėti nervingumas rinkose, todėl šiuo laikotarpiu vertėtų susilaikyti nuo didelių investicijų ar tokių kaip ilgalaikių finansinių įsipareigojimų. Rizikingesni gali būti pirkiniai, tai susiję su transportu, jeigu planuojate atkreipkite dėmesį, su prabanga, grožiu ar dizainu irgi, nes Venera už tai atsako ir Venera silpna. Ir būtent tuose srityse skubėjimas gali užgožti realų vertinimą. Ir šis laikotarpis jisai naudingesnis tiems, kurie renkasi discipliną, planavimą ir struktūrą, o ne tokią, kaip sakant, greitą plėtrą ar emocinius sprendimus. Ir palankesni gali būti tokie praktiški pirkiniai, kaip irgi mokymai, remontai, dideli grožio, būtent komforto ar statuso pirkiniai šią savaitę, būtent tuo laikotarpiu, nuo 15 sausio iki 21, tai gali reikalauti tokios kaip papildomos kantrybės ir atidėjimo. Taigi linkiu sėkmingos jums finansų savaitės. Savo finansų horoskopą rasit komentaruose paspaudus nuorodą.